Padarė tyrimus ir rado naviką, bet jisai buvo gerybinis. Dabar vasaros gale pradėjo darytis toks biški vangokas, mažiau valgyti ir sužinojom, kad tas mūsų auglys jau gan supiktėjęs labai. Nemažo dydžio, tai prasidėjo gydymas. Kepenų hepatoblastoma. Visi organai buvo dislokuoti, buvo sunku kvėpuoti, nes šiaip tikrai labai sparčiai jisai čia ėjo geryn. Kažkaip susitaikė ir tiek, bet dabar, kai sužinom tą diagnozę, kad jis yra piktas ir kai matai vaiką tokios būklės, kai jisai negali atsikelt, pats nevalgo, prijungtas prie lašalinių, prie morfino, iš tikrųjų labai sunku, nes visą laiką galvoj sukasi mintis, o kas bus toliau. Žinau ir pilnai esu susidūrusi su šita liga ir žinau, kaip sunku jam ir psichologiškai, ir skausmai kokie dideli. Tai čia mažiausias darbas, ką gali padaryti aplinka, kurie yra sveiki, kurie yra guvus, kurie... Tai čia tik tai kuo daugiau pildyti tų vaikų svajonių. Čia darom gerą darbą, bet ir palengvinam kažkam, tikrai kasdienybę. Sakau, ką norėtum gauti dovanų? Planšetę. Mes namuose irgi brolį su planšetė tas atiminėjom, dabar čia kaip ligoniai. Tai aš savo telefono beveik neturiu, nes čia jisai pas mane reguliuoja eismą, skambina visiems, priskambinėja kam reikia, kam nereikia, filmukai jo, vaizdeliai jo, tai sakau, reikia parašyti, nori planšetės, noriu. Mamos telefonas vėl grįž pas mamą. Čia verda gyvenimas, jie džiaugiasi vienas kitą matydami, koridoriuose vyksta veiksmas. Labai geras jausmas, kažką daryti gero, kažkoks prisiminimas lieka ir susipažinti su ta šeima, pakalbėti. Man tai labai geros emocijos, labai paglostė širdį, ta prasme, kad yra labai tokių gerų žmonių, kurie atneša tą gerumą ir tikrai aš, kai pamačiau, ką jau sakys, kai pamatė tą gaisrinę, tą planšetę, tikrai labai geros emocijos, labai geras šiltas širdį. Tai labai ačiū Brigitai, kuri išpildė mano kajuko svajonę ir tikrai padarė jį labai žymiai laimingesniu, negu jis buvo iki dabar. Esu tikrai labai nuoširdžiai jai dėkinga. Nebijokim, atraskim laiko, pildykim svajonės. Nežinau, bet kuris atkreipkite, ką norite, ar į vaikus, ar į suaugusius, ar į senelius, kažką. Tiesiog, kur jaučiate, kur jausmas veda. Tiesiog reikia daryti gerus darbus ištisus metus ir šeimai stiprybės. Tikrai dar yra likusių vaikų namuose ir mažiukas 5 metų, jam tikrai reikia mamos. Tai šeimai, kad kuo greičiau grįžtų į namus, ką jis tikrai šitą ligą nugalės, nes niekas gyvenime nevyksta be reikalo.